Gražiausių NKL savaitės epizodų 10 pradedame Klaipėdoje, kur Raseinių Rasai surezga gražią ataką ir ją dėjimu pabaigė Valdemaras Savoštianovas. Devintoje vietoje Kauno Žalgirio dubleriai randantys skylę Telšių gynyboje ir už ją dėjimu nubaudžiantis Martynas Echodas. Laipteliu aukščiau, dar viena jaunųjų žalgiriečių ataka, šį kartą pasibaigianti Regimanto Minioto dėjimu. Septintoje vietoje Benas Bogdanavičius, kuris iš pradžių nepataiko tritaškio, bet netrukus pasitaiso galingai įgrūsdamas kamuolį į krepšį. Šeštoje vietoje Telšiškis Ovidijus Kaminskis, vagiantis kamuolį iš Vilniaus Perlo MRU žaidėjo ir ataką pabaigdamas dėjimu. Dešimtuko viduryje Palangos komandos ataka, prasidėjusi nuo puikios gynybos, o pasibaigusi Mindaugo Remino tritaškių paskutinę kėlinio sekundę. Reminas spėjo laiku išmesti kamuolį ir su šio ketvirčio sirena pataiko Mindaugas Reminas. 62-49. Laipteliu aukščiau, dar vienas palangiškis ir šį kartą Matas Jucikas bei jo dėjimas mače su Telšių komanda. Trejetuką pradedame Vilniuje, kur Domantas Pipiras gauna gražų perdavimą iš Margirio Normanto ir patikrina krepšio tvirtumą dėjimu. Antroje vietoje Jonavos Petrochemos gynyba ir Ričardo Verbicko griežtas ne Molėtų Ežerūno Kario krepšininkui Dominikui Zubkauskui. Gražiausią savaitės epizodą sukūrė Mažeikių komanda, kurios nuostabią ataką dėjimu po Vytauto Pikalavičiaus perdavimo pabaigė Šarūnas Beniušis.